Tai kai mane pakvietė į šitą konferenciją, visų pirma pasakė, kad čia bus daug labai jaunų žmonių, tai taip plius minus, išskyrus keletą barzdų, taip ir yra. Jaunų, tai reiškia gerokai jaunesnių už mane. Ir antras dalykas manęs pasakė, kad pakalbėk apie save. Tai kas gali būti narcizui smagiau, negu šnekėti apie save. Tam tikrą prasme mes visi truputį narcizai, bet aš noriu papasakoti jums apie save, todėl iš šito turbūt jūs greičiausiai neišsirašysite 10 esminių dalykų, kuriuos reikia atsiminti ir staigiai pritaikyti savo versle, bet galbūt tai bus kažkoks padrąsinimas ir įkvėpimas daryti dalykus kitaip arba daryti dalykus, kurie jums patinka daryti ir kurie nebūtinai yra pelningi, naudingi, efektyvūs ir taip toliau. Tai aš paklaustas apie temą, kurią norėčiau pakalbėti apie save, bet kartu su kažkokiu leitmotyvu, galvojau, kad klaidos yra gera tema, bet po to besiruošdamas prezentacijai pakeičiau temą ir nepranešiau organizatoriams, nes bijojau, kad gal dalis jūsų neateis, išgirdę, kad tema pasikeitė. Bet jinai nėra tolima. Tai aš norėjau pakalbėti apie tai, kuo aš didžiuojasi, ką aš nuveikiau per savo gyvenimą. Čia toks skamba kaip kažkokia retrospektyva truputėlį, bet lukterėkit truputėlį. Ir aš pagalvojau, kad kuo aš didžiuojasi labiausiai, kai aš pradėjau dėlioti, ką aš norėčiau papasakoti apie savo gyvenimą. Pasižiūrėjau, kad beveik visi dalykai, kurie man įsiminė ir kurie išliko ir kuriais aš esu patenkintas ir kuriais galiu kažkiek pasigirti arba pasijuokti iš jų, visi jie prasidėjo kaip nesąmonės. Visi jie prasidėjo kaip visiškos kvailos, durnos idėjos, kurios kartais pavirsdavo visai dideliais dalykais, kartais subliūkždavo ir tekdavo iš to išmokti skaudžią pamoką. Tai praseikime per gyvenimą per 36 minutės. Pirmas dalykas, kas nutiko mano gyvenime, nežinau kodėl, vieną dieną aš parašiau su tušinuku ant lapo, surašiau laikraštį namuose. Man buvo apie 12 metų ir aš jį parašiau ir nunešiau tėvams skaityti, nes nelabai daug auditorijos buvo, dar buvo mano sesuo, bet jinai buvo per maža, kad jai būtų bent kiek įdomu. Čia aš pabandžiau šiandien ryte atkurti logotipą, nes niekur neradau savo archyvuose išsaugoto to pirmo numerio. Jis vadinasi kažkodėl, tai vadinasi nepriklausomas laikraštis, gal kažkokios nepriklausomybės fone, tai galbūt buvo kuriama, apie ką jis buvo, aš neatsimenu, bet žinau, kad aš parašiau ir tėvai, aišku, kaip ir visi tėvai savo vaikus padrąsina ir kokia ten nesąmonė bebūtų, jie vis tiek pasakė, kad oho, ir aš labai patikėjau to oho ir man labai patiko tas oho ir aš galvoju, kaip tą oho dar kartą pakartoti. Ir tada, ką aš padariau, tokį patį, tik tai ambicingesnį projektą, nuplėšdamas sąsiuvinio viršelius su gal netgi 8 spalvom, supiešiau ir surašiau savo tokią šleiva kreiva ranka, žurnalą Labirintas ir nunešiau į klasę. Ir sakau, labas rytas, aš išleidau žurnalą, gal norit paskaityti. Ir be abejo, pabaigoje jau buvo lapas, kur reikėjo užrašyti, kaip jums žiauriai patiko šitas leidinys. Ir tokiu būdu aš pirmą kartą susidūriau su tam tikrą prasme socialiniais tinklais, kai tuo metu jie dar net neegzistavo. Susirinkdamas tam tikrą nuomonę ir nunešdamas savo kažkokius asmeninius dalykus žmonėms, kurie tarsi mano klasiokai, bet ar jie baisiai ten nori skaityti apie mano iškarpytus iš tuo metu labai ribotų šaltinių nuotraukas ir kažkokius keistus aprašymus, nežinau. Bet kažkas manyje buvo, kad aš norėjau to dalyko tęsti ir vos tik tai mokykloje buvo sugalvota leisti laikraštį ir taip pat jį pavadinti Labirintas. Entuziastingai prisijungiau prie redakcijos, nelabai supratom, kaip tie dalykai darosi, tuo metu nepasakosiu apie techninį atlikimą to žurnalo ar laikraščio, bet visą laiką, ką aš pasakoju, kol neįspėsiu, turėkit galvoje, kad nebuvo interneto, nebuvo socialinių tinklų, tai čia viską reikia atleisti. Ir mes pradėjome leisti mokykloje laikraštį, kuris be abejo buvo neįdomus pakankamai, dabar vartant tai iš vis kažkas absurdiškas netgi. Toks truputėlį net oficiozinis, kažkaip bandė laižyti užpakalius mokytojams, bet kartu ir bandė būti kažkoks maištininkas, toks visiškas žanro krizė. Bet ir tai man patiko, nepaisant to, šitą nesąmonę man sakė, reikia kažkaip tokių dalykų daryti daugiau ir vėliau praėjus beveik 10 metų aš suprasiu, ką čia man kuždėjo tas Labirintas tuo metu.
Dar ką veikiam prieš internetiniai, prieš YouTube'iniai eroj, galvojame, kaip būtų su draugais. Draugas turėjo videokamerą, reikia kažką su to daryti. Tada mes dar žiūrėdavom slaptą MTV, kurią rodydavo TV3, manos, retransliuodavo per kažkokį ten trumpą laiko tarpą dienoje, retransliuodavo nelegaliai, aišku, MTV. Ir tas MTV langas mano kartai ir visi, kurie, jeigu čia yra bent vienas mano kartos žmogus, MTV tuo metu buvo labai šventas dalykas, nes tai buvo langas į vakarus. Ir prisižiūrėjo to MTV su draugais, mes nusprendėme, kad mums reikia daryti savo MTV, kažkodėl tai pavadinom M2, nes buvo radio stotis M1, o mes galvom M2. Pavadinom M2 ir filmuodavom laidas, kuriuose vesdavom, taip kaip mūsų nužiūrėti MTV vedėjai vesdavo laidas, taip mes vesdavom laidas, darydavom klipų parodijas ir visus kitus dalykus, kurie šiaip labai normalūs YouTube'iniai kartai, bet gal truputėlį kvailoki, kai tu tuos dalykus įrašai video kasetę, atneši ir ta kasetė toks kaip knyga keliauja iš rankų į rankas ir kažkada per mėnesį visą klasę pažiūri tą laidą. Reakcijų ir įvertinimų būdavo taip labai kukliai. Ja, supratau, aha. Nebuvo, mes nešiojame ant rankų už savo to genialumą, nes ten jokio genialumo ir nebuvo, bet tai irgi buvo smagus patyrimas. Ir tada, kai aš įstojau žurnalistiką ir kai žurnalistams visą laiką reikia atlikti praktiką ir rašyti apie kažką, kas jiems artima arba ką redakcija liepia, aš labai greit supratau, kad aš noriu rašyti apie topus. Man tuo metu galvoje buvo tik tai topai, dainos, klipai ir panašiai. Ir nepaisant to, kad žurnalistinių požiūrių tai gan menkaverčiai tie rašiniai yra, aš savo praktiką atlikau, rašydamas į tokį, tuo metu netokį galbūt liūdnai atsimenamą laikraštį Respubliką, savo skiltį, kuri vadinasi Hit paradas. Ir ten apžvelginėdavau 20 vietoje Anglijoje yra šita daina, o 19 šita. Aš dabar kaip pagalvoti, turbūt nieko neįdomesnio būti negali. Pati nenaudingiausia, neįdomiausia informacija. Dainų, kurias tu realiai tuo metu net negali paklausyti, kažkoks neautoritetas tau aiškina, kas kur pakilo. Labai keistai. Bet ir todėl buvo labai nejauku, kai reikėjo gintis savo praktiką ir sakyti, štai ką aš nuveikiau žurnalistikoje per vasarą, kiti ten darė mokslinius tyrimus ir ne mokslinius tyrimus, o žurnalistinius tyrimus ir darė rimtą žurnalistiką, o aš savo hit paradais šokinėjau. Ir todėl taip pat entuziastingai atsidūriau tokioje televizijoje, kurios garantuotai niekas iš jūsų net neatsimena, kuri vadinasi Baltijos televizija, jūs žinote ją, bet jie turėjo tokią dalį laidų savo savaitgalį pavadindavo BBTV, kas buvo Baltijos bombos televizija. Iš esmės tai buvo vietinis MTV. Internete, jeigu įvesite BBTV, rasite lygiai 2 rezultatus. Tai įsivaizduojate, kokio istorinio reikšmingumo tai įvykis. Bet nepaisant to, jie žaidė MTV, turėjo kažkiek pinigų ir buvo irgi vedėjai, buvo rodomi klipai ir aš irgi strimgalviais nubėgau su draugu, kuris irgi buvo toks pas muzikos geekas ir patys pasisiūlė, mes norim būti laidų vedėjais, nes buvo matę per MTV, labai lengva tai padaryti, stovi ir šneki. Laimė tos laidos neišliko, bet mūsų pasirodymas buvo tikrai apgailėtinas ir kraupus, tokiu, vėlgi įsivaizduokite, tokių muzikos geekų, kurie stovi drebėdami, tokie pridėję kelnes ir pasakoja apie kažką, šiuo atveju apie grupę Inexes. Tai manos tai ir buvo mūsų paskutinė laida, po kurios buvo pasakyta, kad na, čia mažėja biudžetai, kažkaip kultūringai buvom išprašyti iš tos šlovės 5 minučių, kurias patyrėme. Bet irgi iš to labai daug išmokau, nes supratau truputėlį, kaip tai veikia ir kad ne viskas taip paprasta ir kad čia neužtenka skaityti apie muziką, kad galėtum apie ją įdomiai papasakoti ir kad tai turbūt iš vis net nieko bendro neturi. Tada supratau, kad apie muziką man nelabai sekasi, gal reiktų mestis į kino kritiką. Tai nusprendžiau padaryti, pažiūrėjęs filmą, kuris man labai patiko, Kubriko Plačiai užmerktos akys. Tiesiog taip sėdi, žiūri filmą ir galvoju, per daug potyrių su juo turiu su to filmu, kad dabar staiga nueičiau ir niekam apie tai nepapasakočiau. O gal galiu net kažkur parašyti. Ir taip sutapo, kad kažkaip pažįstami tuo metu leidinėje Ore, kuris buvo ir portalas, ir žurnalas, pakvietė rašyti apie kiną. Ir va toks be jokios praktikos žmogus pradėjo rašyti apie kiną. Žiūrėjau aš tas recenzijas, jos irgi tokios, nežinau, juokingos iš tikrųjų. Bet tą ėmiausi daryti ir maniau, kad man neblogai sekasi, o po kažkurio laiko galbūt ir pradėjo truputį geriau sektis, nes skirtingai negu kiti užsiėmimai sugebėjau susikaupti ir nemesti jo tada, kada pasidaro sunku. Po to, kai apžvelgi tos 7 filmus, kuriuos esi matęs, tada reikia truputėlį pradėti kažką skaityti, domėtis ir taip toliau, taip toliau. Ir pasirodė, kad kino kritikija yra labai labai sudėtingas užsiėmimas.
Ir aš po to pradėjau gal kokius gerus 5-6 metus rašydamas kaip Tomas Auksarankis kino recenzijas, keliavau ir į festivalius ir iš to visai tapo tokiu mano labai rimtų užsiėmimų ir iki pačiol kiną labai myliu. Bet įdomus dalykas nutinka, kai tu pradedi rašyti apie kiną, tai viskas gerai, kai tu pamatai filmą ir tu esi jaunas ir tu esi pilnas energijos, nes nori su visų pasauliu pasidalinti apie kaip tau patiko naujas Kubriko filmas ar kitas kažkoks labai geras filmas tuo metu. Bet ką daryti, kai tu pradedi rašyti kiekvieną mėnesį recenzijas, kaip aš darydavau vėliau į Pravdą rašydamas, tu po truputį supranti, kad tai lygiai tokia pati rutina, kaip eiti į darbą, į ofisą, ar ne? Ir tu staiga tau tie filmai pradeda vienodėti, nes kasdieninis, kas savaitinis srautas kino teatruose, kaip jūs puikiai žinote, ne, yra pakankamai štai tiek šlamšto ir štai tiek perlų, ar ne? Daug prastų filmų. Ką apie tos prastus filmus parašyti? Dažniausiai nusvirdavo rankos, nes tau reikia juos ir pasižiūrėti. Ir jie visi vienodi, ir jeigu juos sudėtum vieną ant kito, tai kiaurai persimatytų ta pati herojų arka, ta pati fabula. Ir čia yra tekstas, kurį aš parašiau filmui Super bombonešis, naikinti viską, geras pavadinimas. Angliškai trumpesnis buvo Stealth. Noriu paskaityti jį. Bjaurus vaikystės draugelis, kurio visą laiką nemėgdavai, sutinka tave kine ir klausia: sveikas, kur eini? Tu kelis metus repetavai atsakymą į panašų klausimą. Ai, į aukso parduotuvę grandinėlės, būtum triumfoliai atsakęs. Bet čia kino teatras ir jis pastebi tavo rankose vieną bilietą. Super bombonešis naikinti viską, garsiai perskaito ir nusijuokia. Tik dabar tu pastebi, su kokia žavinga mergina jis juokėsi iš tavęs. Pasako, kad eisi į kimkiduką. Tyla, esi šūdas amžiams. Man atrodė tuo metu, kad čia aš parašiau šedevrą. Dabar taip netrodo. Ir kažkoks, gal toks net lengvai paaugliškas, nors visai nebebuvau paauglys, bandymas pasakyti, kaip aš nekenčiu to filmo ir koks šūdas tie filmai yra ir kaip blogai juos žiūrėti ir iš vis jūs degraduosite, jeigu žiūrėsite. Tai aišku, tos pastangos nuėjo per niek, nes industrija klesti ir niekas tai dėmesio nekreipia. Įdomus nutikimas buvo taip pat, kai aš prisijungiau prie Ore komandos ir galiausiai, kadangi jie neturėjo niekada niekam pinigų, sako, tai tu būk redaktorium, nes galiausiai beveik visi žmonės iš redakcijos išėjo. Ir aš sakau, žinoma, aš supratau, kad redaktorius, taigi čia svajonė mano užsiėmimas, ašgi jau tėvams žurnalus leidau. Vienintelė problema, kad kai tu visai neturi pinigų ir tuo metu dar ir truputėlį nuovokos, kaip vyksta žiniasklaidos ciniškas ir su pardavimai susijęs verslas, tu galvoji, aš čia pakursiu žurnalą tokio, kokio reikia. Ir tu tikrai stengiasi ir kažką darai, bet vieną dieną supranti, kad nei vienas iš rašytojų tą mėnesį nieko neatsiuntė, o deadline'as priduoti spaustuvę yra už, tarkime, ten kelių dienų. Ir tikrai yra buvę gal 2-3 numeriai, kurios visus, ten gal 30 puslapių žurnalą, aš esu pats surašęs su skirtingais pseudonimais, apsimesdamas, kad tų darbuotojų redakcijų yra daugiau. Ten rašė ir Andrius Kazlauskas ir kas tik tai nerašė. Ir bandydamas dar netgi paderinti stilius, kad va, tas biškai taip primityviau čia rašo. Ir gal koks tas Andrius Kazlauskas gal net kokį vieną gerbėjo laišką gavo, kad nors. Tai buvo su Ore ir tada daug buvo nerimtų užsiėmimų, kol galiausiai mano draugas pasakė, kad egzistuoja toks dalykas kaip reklamos agentūros. Tuo metu tai irgi nebuvo savaime suprantamas dalykas. Reklamos agentūra, jisai nuėjo dirbti reklamos agentūrą ir aš pasakiau, kad man būtų žiauriai įdomu irgi, nors aš neįsivaizdavau, kas ten vyksta, buvau matęs keletą gražių reklamų per MTV. Ir mes iš tikrųjų pradėjom taip irgi tamsoje apgraibomis susiorientuoti, kas ta reklama ir kaip tai viskas vyksta. Ir iš tikrųjų pridarėme irgi labai daug nesąmonių, bet kai kurios nesąmonės vėliau pavirto pakankamai didelėmis sąmonėmis. Turbūt svarbiausias dalykas, ką mes sukūrėme, būdami reklamoje, Leo Burnett, tai vadinasi agentūra, buvo toks jums pažįstamas prekės ženklas Ežys. Tai nuo pavadinimo į viso kito, turbūt kažkas gal dar atsimins Cast ir Vyts ir aibės kitų personažų, o toks bene įdomiausias ir keiščiausias projektas ir dabar žiūrint iš toliau atrodo, kaip klientas tam dalykui pasirašė, bravo ir koks drąsus buvo. Tai buvo projektas irgi darytas Ežiui, grupės, kuri vadinasi Mėsa. Mėsa ir mes sukūrėme tokius personažus, kurie grojo tai grupiai, rengėme koncertus, ta grupė dalyvavo Eurovizijos atrankoje. Buvo pagamintos tokios lėlės, kurios scenoje lingavo. Ir daina tikrai nebuvo daug prastesnė už tas kitas prastas dainas. Ir galiausiai grupė nesugebėjo išleisti 2 albumus, kuriuos su Ežio kortelė mes dalinam. Gerbėjams nepavadinčiau, bet pirkėjams tai tikrai. Tai muzikinės grupės sukūrimas, dirbant prie prekės ženklo, buvo tikrai tokia, atrodytų nesąmonė, kuri visai įdomiais kampais veikė ir buvo gan įdomus prekės ženklo žingsnis. Dar ko užsiminėjau, tai
bedirbdamas reklamos agentūrai supratau, kad neužtenka veiklos ir noriu kažką daryti vėl su tą savo prakeiktą muziką. Taip pat sutapo, kad mes su draugu apsilankėme Pagundų saloje Ibicoje ir tuo metu jinai atrodė romantiškiau, turbūt nei jinai atrodo dabar. Ir supratome, kad ten bebūdami, štai kuo mes norim būti visą gyvenimą, mes norim būti didžėjais, mes norim daryti vakarėlius. Grįžom namo ir pradėjom daryti vakarėlį. Ir kai tu pradedi daryti vakarėlį, nežinodamas, kaip jie darosi, tai iš tikrųjų juokinga. Ir prikūrėm visokių įvairiausių jų, bet galbūt vienas iš tokių įdomesnių ir mistiškesnių buvo Baltas batas, kuriam iš tikrųjų mes, ten gan didelė komanda žmonių dalyvavo jame ir mes iš tikrųjų į patį galą, tą Balto bato vakarėlių ciklą įvykdavo kas pusmetį ir būdavo uždari ir tik tai su pakvietimais, bet nemokami daugumoje dažniausiai. Mes jį pabaigėme, tą ciklą pabaigėme vakarėlių, kas vadinasi Balto bato laidotuvės, kuriuose buvo pašarvotas menamas vakarėlio įkūrėjas Rubenas Steineris. Ir ten aibė daug istorijų susijusių su tuo, kad tos vakarėlius čia sukūrė labai įtakingi ir turtingi žydai, o mes čia tik tai tokie parankiniai juos bandom įgyvendinti. Tokių visokių irgi nesąmoningų istorijų, bet aš čia norėjau porą pavyzdžių įdomiausių, gal ką mes išdarinėjom tais baltais batais. Komunikuodami juos, tai išleidome žurnalą, kuris vadinasi Šventis ir šermenys, apie kaip pasiruošti vakarėlių, kaip apsirengti, nes Balto bato ypatumas buvo, kad mes tuo metu tai nebuvo pakankamai įprasta, kad mes skatinam žmonės rengtis į vakarėlį, ne šiaip ateit su džinsais ir marškinėliais, bet puoštis pagal temą. Tai jeigu buvo laidotuvės, atitinkamai reikėjo pasipuošti. Ir po Vilniaus centrą visur, kur dėliojame lenteles, kad prie prabangiausių parduotuvių ir prie Rotušės, kad čia gyveno Rubenas Steineris, supras, koks įtakingas žmogus buvo ir turtingas. Bet viršūnė turbūt Balto bato buvo tai, kad mes laidotuvių progą Lietuvos ryte nupirkome ir jie, kaip čia pasakyti, sutiko įdėti, nors šiaip tai jie tarsi tikrina tos dalykus, tokį tekstą apie Rubeną Steinerį, verslininką, poetą, tėvą ir Baltas batas tokiu būdu pirmą kartą atsirado spaudoje. Tai mes labai juokėmės. Nežinau, ar kiti juokėsi. Vėliau prasidėjo etapas, bedirbant dar reklamoje, prasidėjo etapas tokios leidybos. Nesiplėsiu gal labai smarkiai į Pravdos visus niuansus. Kažkiek jūsų turėtumėte ją žinoti. Tai buvo nemokamas žurnalas, kurį mes leidom, bet irgi labai, nuo pat pradžių projektas buvo nesąmoningas, tik tai didelio entuzijazmo ir bandymo išsisukti iš susidariusios situacijos, kai tu išleidi numerį, susimoki spaustuviai, o kadangi jis platinimas nemokamai, tu turi kažkaip tai išgyventi ir ieškoti pinigų reklamai, kad galėtum išleisti kitą numerį. Kai mes pradėjom jį leisti, mums neatrodė, kad čia yra problema. Leidžiam žurnalą, leidžiam. Ir ties antrų, trečių numerį tu supranti, kad oho, kaip greitai laikas bėga ir kaip sunku tos pinigus iš rėmėjų surinkti, nes niekas nemato tavo reitingų, niekas netiki, kad tu esi populiarus, net jeigu kažkoks jaunimas kažkur skaito. Vėlgi, kadangi tai yra tokie truputėlį internetinės aušros laikai, tai daug tų dalykų net ir neišmatuojami. Yra kažkoks menamas tiražas, o ar jis tikras ir taip toliau, taip toliau. Ir iš tikrųjų pridarėme irgi labai daug visokiausių nesąmonių, bet tam tikrą prasme viena įdomiausių Pravdos nesąmonių per brūkšnelį provokacijų buvo numeris, kurį mes skiriame Baltarusijai. Ir ką mes padarėme, tai visą turinį atidavėme valdyti ir rašyti Baltarusių rezistentam, kurie Baltarusijoje leido savo žurnalą, kuris, aišku, draudžiamas buvo, nes buvo politiškas ir nepatogus režimui. Mes atidavėm jiems kaip ruporą žurnalą. Įsivaizduokit, už kiekvieną iš tų žurnalų mes turėdavom susimokėti po 20-30 tūkstančių litų, apie 20 tūkstančių gal net litų. Tai mes turėjom pririnkti reklamos, bet atidavėm kitiems kalbėti už save, nes manėm, kad tai yra labai svarbu ir žodžio laisvė, ir mūsų kaimynų politiniai situacijai. Tai tokie dalykai. Taip pat su Pravda išdarinėjom dar tokius dalykus, kaip kūrėme įvairius renginius ir iš tikrųjų iš jų ir gyvendavome, iš to išsilaikydavo žurnalas. Dažniausiai žurnalas buvo nuostolingas, bet tie renginiai, kuriuose surinkdavome už bilietus pinigus, mums visai padėdavo išgyventi. Tai Pravdos vienos minutės filmų festivalis, kur vienos minutės filmai pakankamai aiškus konceptas. Ir labai neįprastas dalykas ir irgi nesąmonė tam tikrą prasme, naujoko apdovanojimai. Apdovanoti žmonės ir kūrėjus, ir muzikantus, ir aktorius, ir judėjimus, ir brandus, ir bet ką, kas yra nauja, kas yra pirminėse savo stadijose. Ne kas yra garsu ant žurnalo viršelių, bet kas yra nauja ir automatiškai pasmerta tam tikroms paraštėms ir nedideliai šloviai. Tai atrodo toksai labai neperspektyvus projektas, komerciškai turėtų būti, bet mes sugebėdavom kažkaip
kartais neaiškiais būdais net įtikinti rėmėjus prisidėti prie tokių gerą darančių, kažką kuriančių iniciatyvų. Dar kita didžėjavimo atkraipa buvo, kurioje irgi manau, kad tai tęsiasi pakankamai ilgai, nes mes tame matėme daugiau negu tik tai muzikos paleidimą už pulto, o visą tokį komunikacinį didžiulį aparatą. Labai daug dirbome su idėjomis vakarėliams ir vėlgi tuo metu buvo labai neįprasta vadinti vakarėlius lietuviškais vardais, dabar tai atrodo visiškai normalu, bet tuo metu dar buvo vis madoje kuo mažiau būti lietuviškiams, nes viskas, kas lietuviška, tai yra ten iš senų laikų ir pasenę ir neįdomu. Tai mes vadinam Nesakyk mamai ir turėjom irgi labai daug visokių nesąmonių prigalvodavome tose vakarėliuose ir jie būdavo pakankamai sėkmingi. Kaip pavyzdžiui, viena vakarėlio tema buvo tokio netikro, tuo metu vyko rinkimai ir mes visą vakarėlį darėme apie tokį Jaunių Kazlauską, dirbtinai sukurtą personažą, kuris balotiravosi į kažkurią tai iš apygardų ir mes mieste kliavom plakatus, žmonės kvietėme ateiti vakarėlį, čia buvo ir tai buvo tarsi jo politinė propagandos vakarėlis ir aišku, jo pažadai politiniai buvo absurdiški ir kvaili. Taip pat darydama vakarėlius su tema, pavyzdžiui, Šok ir keikis, kur skatindavome žmonės keiktis lietuviškai vakarėlio metu. Tokių nesąmonių, Nesakyk mamai, Taškentas buvo tema. Taip pat atseit kvietėmės kažkokį tai gurų, kuris turėjo papasakoti ir atvesti į doros kelią ir kartu suvesti į tašką lankytojus klube. Ir rengėme blogiausių didžėjų čempionatą, kur irgi menami herojai tenais dalyvavo. Taip pat įkūrėme viešbutį Metalurgas, čia irgi nuo Metal on Metal pavadinimo, kuris visą klubą pavertėme viešbučiu, kuriame tu galėjai ir pernakvoti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir galiausiai netgi drįsome surinkti Nesakyk mamai reiverių apdovanojimus, kur išrinkome visokiausius klubinėtojų atspalvius ir apdovanojame, arba vertindavome žmonės prie įėjimo, kaip jie yra apsirengę. Ir taip toliau. Tai žodžiu, su vakarėliais stengdavomės vakarėlius irgi daryti kaip tokį kūrybinį pratimą. Ne tik tai, kad kokią muziką aš grosiu. Ir tai irgi buvo pakankamai nenormalus dalykas, palyginus su tuo, ką kiti darydavo, nes didžėjavimas ir muzikos grojimas buvo toks laikomas labai rimtų seimimo. Tu esi profesionalas, tu rimtai groji, tu nesivaipai. Kas čia per juokai? Taip, tu linksmini žmonės, bet tu esi pakankamai profesionalus, o mes tengiamės daryti viską kuo kvailiau ir kad patiems būtų iš to juokinga. Tai vėlgi kažkokia nesąmonė, kuri juokingai, bet pavirto visai rimta karjera ir vienu metu netgi labai pelninga karjera muzikoje. Ir galiausiai jau į galą muzikinės karjeros, taip spėju, pernai sugalvojau tokią idėją daryti 10 valandų grojimą klube, tiesiog pats vienas su kelių draugų pagalba. Tai irgi didelis išbandymas 10 valandų atstovėti prie pulto, o tokiam amžiui jau pradeda netgi ir nugarą skaudėti. Tai ne visai rekomenduočiau. Toliau, tai palikim dabar tą muziką šone. Kas dar vyko? Vienu metu sugalvojau, kad visi žurnalai, kurie leidžiami, yra labai gražus ir rašo apie atseit labai įdomius dalykus, nusakstyti žvaigždėmis ir panašiai. Ir aš galvoju, kodėl niekas neišleidžia žurnalo, kuris kalba apie bjaurius dalykus, apie nuobodžius žmonės, apie rodo baisias fotosesijas, rašo apie parduotuvės, kuriuose gali viską nusipirkti už 1 eurą ir panašiamis temomis. Tokiu būdu išleidau žurnalą The Worst. Tikrai ne pats vienas, su keletu kolaboratorių, radau keletą dar tokių pačių išprotėjusių žmonių, kurie sutiko be abejo už 0 padirbėti ir parašyti, laimė tai nebebuvo ore variantas. Sugaišau nesvietišką laiko kiekį jį dizainindamas ir ruošdamas, viską padariau ant Keynote, arba kas Keynote nepažįsta, tai PowerPoint'ais, vis dar žurnalas ant PowerPoint'o, iš tikrųjų įdomus užsiėmimas. Kaip paaiškėjo, buvo tikrai geriau būtų buvę investuoti bent 5 valandas ir išmokti padorės dizainerio programas. Bet tuo metu man atrodė, aš noriu tai padaryti, aš skiriau savo gyvenimo mėnesį ir padariau tai po darbo. Kas iš to buvo, kad jie atsivertė apie 20-30 tūkstančių žmonių ir tam kartui man to užteko. Kai reikėjo prisiruošti antrą numerį, aš nusprendžiau, kad geriau aš užsimsiu piešimu. O piešti, kadangi nemoku, tai irgi visi dalykai, čia toks gal trumpa išnaša yra apie tai, kad jeigu tu gyvenime darai dalykus, kuriuos tu atseit moki ir atseit turi būti labai geras ir profesionalus, tu jauti didelį spaudimą. Bet kai tu darai dalykus, kuriuos tu
pats supranti, kad darai vidutiniškai, tu ta įtampa nusėma ir tu daug lengviau jos gali daryti ir rizikuoti jos daryti. Ir piešimas yra įdomus toks projektas, nežinau, gal tekia girdėti, vadinasi Sketchbook Project, kuris vyksta Amerikoje. Esmė yra paprasta, tu sumoki pinigus ir gauni tokią knygutę, kurią tu turi pripiešti ir išsiųsti jiems atgal. Ir tada jie Bruklino bibliotekoje ją eksponuoja. Ir bet koks žmogus atėjęs gali paprašyti bet kokios knygutės ir tu matysi, kas tave iš kokios šalies skaitė. Ir aš sužinojęs tą idėją, kaip tik tuo metu buvau Amerikoje, nusipirkau tą knygutę ir skiriau pertraukas tarp kelionių, pieždamas kažkokią tai supiešiau nesąmonės truputėlį. Ir visai buvo smagu, net jeigu po to sužinojau, kad tą mano knygutę atsivertė iš viso 5 žmonės. Galiausiai po darbo reklamoje aš nusprendžiau išbandyti save su nauju gyvūnu ir nauja patirtimi televizijoje, šiuo atveju jau jokių būdų ne eteryje. Sužinojau, kad Lietuvoje apsireikš MTV ir supratau, kad visas tas mano svajonės ir vaikystės praleistos valandos žiūrint MTV turi išsipildyti ir dabar aš galėsiu kažką realaus MTV labui Lietuvoje padaryti. Tai tokiu būdu atsidarė Lietuvoje MTV ir irgi darėme labai daug nesąmonių. Ir nuo pat pradžių buvo aišku iš tikrųjų, kad tas projektas yra pasmerktas užsidarimui, nes rinka visų pirma yra absoliučiai per maža tokiam nišiniam projektui su tokiom didžiuliam išlaidom. Nes televizija yra, turbūt žinote, brangus malonumas ir išlaikyti tokį kanalą yra beveik neįmanoma. Su tom ambicijom, kurias mes turėjome. Plus visa reitingų sistema ir tai, kaip yra vertinami kanalai ir kaip yra perkama reklama, automatiškai pasmerkėm nišinį kanalą būti niekada neatsiduriančių tarp geriausiai žiūrimų. Ir mes startavome sukurdami tokį herojų vaiką, tokį blogietį vaiką, kuris išdarinėjo visokias nesąmonės irgi. Ir tokiu būdu MTV Baltijos šalyse startavo sėkmingai. Ir mes iš tikrųjų, jeigu įvertinti tai, kiek mes surinkdavome pinigų iš rėmėjų ir įvertinti mūsų apgailėtinus reitingus, tai rezultatai buvo geresni nei bet kurio Lietuvos kanalo. Bet anksčiau ir vėliau tai turėjo baigtis, nepaisant to, kad vėlgi įvykdėme daug įdomių dalykų. Kaip pavyzdžiui, išrinkome kūrybingiausią Lietuvos klasę, projektas, kuriame klasės turėjo, atskiros klasės mokyklose turėjo nufilmuoti klipų parodijas ir atsiųsti į MTV. Ir sulaukėm gal 500 netgi video. Taip pat pirmieji Europoje padarėme tokį projektą kartu su Ežiu, kai Ežys buvo užbrandintas kartu su MTV, 2 brandai viename. Taip pat nufilmavome tokį siaubingą serialą, dabar pabandžiau vėlgi jį pasižiūrėti, jis toks iš tikrųjų labai netaktiškas, juokdamiesi iš tuo metu labai gajos mergaičių grupių, tokios manijos, visokios Mango ir panašiai, ir broliai Benji ir visą tai bandėm tai parodijuoti tokiame pirmajame animacinėme seriale, koks yra Lietuvoje kurtas. Darėme tai, aišku, labai menkais resursais ir to pasiekoje tai sukėlė šiokių tokių skandalų, be abejo, toje pačioje Respublikoje. Buvo piktinamasi, kaip mes tiesiog gadiname jaunus žmonės, nors aišku, kad jie nepasivargino pažiūrėti iki galo to serialo, arba bent jau serijos iki galo. Bet ne tik tai nesąmonės, kurios yra kvaili, bairiai ar šiaip skandalas vardant skandalą, bet ir vieni pirmųjų MTV užsiėmė socialiniais dalykais ir ypatingai kalbėjo apie ekologinius dalykus, kas tuo metu truputėlį buvo, mano manimu, per ankstyva tema, dabar ją kalbėti yra daug dėkingiau ir lengviau. Vienas dar iš įdomesnių projektų, kuriuos įgyveninom Rygoje, tai vieno konkurso dalyviui, Parex bankas, kartu su MTV pastatė statulą Rygoje. Skulptūrą, kuri, aš nežinau, ar dar stovi, abejoju. Bet skulptūra buvo ir buvo tikra. Ir taip pat dar vienas įdomus projektas galbūt buvo, kurį darėm, kuris irgi atrodytų, kaip šių laikų praktiškai prekės ženklai ar gali tokius dalykus daryti, tai išsiuntėme žmonės į skirtingas pasaulio darbovietės atlikti ežio stažo ir visą tai filmavome ir kūrėme apie tai laidas. Galiausiai dar viena avantūra, kurią užsėmiau ir irgi tam tikrą prasme nesąmonė, bet prasmingas dalykas, tai yra iš meilės kinui kartu su bendraminčiais atidarėme kino teatrą Pasaka Vilniuje. Jis iki šiol stovi ir veikia, aš ten dabar nebedalyvauju, bet pirminė idėja buvo padaryti viską kaip įmanoma savo rankomis ir iš tikrųjų daryti kino teatrą yra velniškai sunkus dalykas ir ypatingai nepalaikomas visos kitos kino industrijos, nes niekas nenori dar vieno konkurento, tegul ir labai mažo. Vėliau
reklamos ambicijos pavirto tuo, kad sukūrėme savo agentūrą, kuri iš pradžių vadinosi Love ir atidarėme ją irgi tam tikrą prasme nesąmoningas veiksmas, atidarėme ją tada, kai buvo pats krizės įkarštis. Ir viena vertus atrodo kaip keista darinėti agentūrą, daryti verslą tuo metu, kai viskas važiuoja žemyn, bet galbūt tai buvo vienas iš geriausių mūsų sprendimų, nes tuo metu buvo tiesiog daug lengviau sustartuoti, nes mes buvom maži ir tokie labai judrus ir mums bet koks klientas buvo geras ir nebuvom tiek užaugę, kad jaustume įtampą dėl savo dydžio. Vienas projektas, kuris irgi prasidėjo kaip tam tikrą prasme kažkoks tai akibrokštas Mintvinetų knyginėlės, kuris turbūt per mėnesį jo apyvartą, aš nežinau kiek siekia, 200 eurų ar 300 eurų, kuklus mažas knyginėlis Vilniuje ir mes tapome, norėdami palaikyti skaitimo idėją apskritai, mes tapome jų agentūrą ir kūrėme jiems pro bono reklamas ir darome tai iki šiol, vienintelis beje šiuo metu yra mūsų nemokamas klientas. Tai buvo šita kampanija, pabuko nors kitu ir aš norėjau jums parodyti, kaip kartais įdomiai gali reklama peržengti reklamos ribas, kai tu sukuri kažką truputį įdomesnio negu tas įprastas standartas. Kai investuoji nesveikai daug laiko, galbūt neproporcingai daug laiko projektų, kuris yra nulis pinigų, bet tai yra didžiulė satisfakcija tiem, kas dirba ir jis yra ta prasme labai prasmingas. Tai viena vertus mes atspausdinam plakatus su šitais herojais, kurie buvo perkami, tiesiog žmonės mokėjo pinigus už reklamą, kad pasikabintų namuose. Galiausiai čia dar porą variantų. Gavome vienos studentės iš Kanados atliktą darbą, jos užduotis universitete buvo paimk žinomą reklamą, nes šitą reklamą pakankamai gerai išplito per pasaulį, paimk žinomą reklamą ir atkurk ją iš naujo. Ir čia matome, čia originalas, o čia jos atkurta reklama. Čia, atsiprašau, čia originalas, o čia jos reklama, jau pats pasimečiau. Čia yra kopija, čia originalas. Šaunuolį, nes viskas taip pakankamai sąžiningai buvo sugaudyti ir sužiūrėta, ten yra niuansų, bet iš principo tai kažkaip labai tave įkvėpia, kai tu pamatai, kad tokie dalykai, kurie prasidėjo taip naiviai, staiga virsta didesniais. Galiausiai Kijeve knyginė kažkas paėmė ir pasidarė savo knygino reklamą iš šitos reklamos. Gal ir visiškai negaila. Ir galiausiai naujausias dalykas, kurio irgi dalinausi dar socialiniuose tinkluose, nes buvo visiškai apakęs, kad reklama įkvėptų tatuiruotę, na tai Nike'ui pavyksta dar kažkam, bet ši mergina, kuri pasidarė tatuiruotę, apačioje nurodė, kad Inspired by Publicity, Spot by Love Agency, kas yra tikrai, nežinau, reikėjo jai taip daryti, bet tikrai sveikintinas dalykas. Ir čia naujausia kampanija, kurią mes darom apie mažus Šekspyrus ir Hemingvėjus. Aš praleisiu keletą dalykų, nes prisidėjau per daug skaidrių kaip visada, tai greit dar paminėsiu, kad po Love padarėm kitą akibrokštą ir nusprendėm, nors sekėsi puikiai, nusprendėm, kad norime visus sprendimus priiminėti patys ir su partneriu išėjome iš Love, palikdami tikrai labai sėkmingą agentūrą, galiausiai po to susimokėdami labai daug pinigų už tai, bet viską perkeliam į kitą agentūrą, su kuria reikėjo viską nuo nulio kurti ir tikrai nesigaliu to žingsnio. Dabar jau iki galo viską patys darome ir patys atsakom už savo sprendimus. Tai vienas projektas, kuris buvo įdomus, reiktų apie jį daug ilgiau papasakoti, tai mes nusprendėme, kad naujai agentūrai reikia kažkaip sustartuoti ir būti matomai pasaulyje ir mes padarėm projektą, kuris vadinasi Wikipedia Redefined. Čia prieš keletą metų jis buvo ir išsiuntėm keletui blogų, o po savaitės turėjome 250 000 unikalių apsilankimų specialioje svetainėje, kuri buvo skirta šitam projektui pristatyti, kelis šimtus laiškų su noru prisidėti prie to projekto ir taip toliau. Tai buvo Wikipedijos naujas dizainas, kurį mes įsivaizdavome, kad Wikipedija turėtų atrodyti štai taip, nes tuo metu jinai atrodė dar baisiau negu dabar. Dar visokių, praleisiu čia irgi keletą dalykų. Dar ką darome agentūrai, kur irgi viena vertus atrodytų, nepaisant to, kad esame sėkmingas verslo vienetas, bet gal todėl esame sėkmingas verslo vienetas, kad dažnai labai savo darbo dienoje randame laiko dalykams, kurie neneša tiesioginio pelno, kurie nėra apie pinigus, kurie yra tiesiog apie tai, nes it's the right thing to do, turbūt būtų angliškai geriau pasakyti. Tai čia projektas, kuris buvo prieš porą metų Vilniuje, nesu tikras, ar buvo kitose miestuose. Buvo žiauriai bjauri žiema, jinai tęsis beprotiškai ilgai ir mes pagaminome plakatus, kurie ramino žmonės, kad tuo metu neišvažiuotų visi iki vieno į Didžiąją Britaniją. Geri dalykai netrukus. Ir tai tiesiog buvo stotelėse, kad netrukus jūra, netrukus geras oras, netrukus uogos.
daug įvairių plakatų po visą Vilnių ir šiemet mes pratęsime šitą kampaniją kartu su Vilniaus savivaldybė. Čia dabar parašyta vasara, bet bus pavasaris. Tai mintis yra, mes lietuviai šiaip kuklų žmonės ir akis dažnai nudirėme, kai kažkas į mus spokso. Ir užkalbinti svetimo, tai gink dievę nemėgstam. Ir lifte visą laiką išsitraukime telefoną, net jeigu neturim ką jame žiūrėti. Tai to skatinami mes norime aktyvuoti stoteles. Ir kai tu esi stotelėje, mes norime, bus daug skirtingų sprendimų, kur tave skatina įvairūs būdai, kaip galima užkalbinti žmogų, ar ne? Pavyzdžiui, kaip manote, ar žmonės užkalbina vienas kitą be priežasties? Jūs galite paklausti žmogaus. Arba atleiskit, kur mes? Ir apačioje sakome, užkalbinkit ką nors, juk pavasaris bus, ne vasara, o pavasaris. Galėtų būti soleliai minkšti, ar ne? Labai gera pokalbio pradžia. Jūs panašus į suprantantį dalykus žmogų. Gal galite pasakyti, kur man išlipti? Arba, atsiprašau, jūs pametėt mano telefono numerį. Simpatiškam, nepažįstamajam galite pasakyti. Gigo klubas turbūt iš tų dalykų, kurie matomi, liko 5 minutės. Gerai. Tai Gigo klubas iš tų dalykų, kurie matomi, irgi prasidėjo kaip galbūt nesąmonė, nes kaip prekės ženklas gali sau leisti prabangą būti ne super praktišku ir tik pardavinėti tas korteles, bet kurti kažką daugiau, didesnę vertę, turinį. Tai laimiai klientas patikėjo mūsų idėją ir šiuo metu turime bene vienintelę prekės ženklo reguliariai kuriamą laidą internete. Taip pat projektas, kuris netrukus startuos ir jums čia vieniems iš pirmųjų, taip viešai gal rodau. Lietuva netrukus, kaip jūs žinote, švęs 100 metų atkūrimo nepriklausomybės ir mes norėdami prie to prisidėti irgi pro bono padarėme projektą, kuris tikiu, kad bus truputį, o gal net ir smarkiai simpatingesnis negu daugelis mūsų valstybinių projektų, kurie yra apkarstomi vyčiais ir visais tais pasenusiais simboliais ir visą laiką yra nemodernus ir truputėlį koja, ne viena, o keliom kojom atsiliekantis nuo laikmečio. Tai čia tik tai trumpas ištrauka, mes sukūrėm tokį dizainą, taip kaip Lietuva pasitiks 100-metį visiems renginiams ir visam kam. Ir iš raidžių Lietuva sukonstravom įvairiausių daug piešinių, užrašų ir taip toliau. Pamatysite, netrukus bus paviešinta ir daugiau apie tai prainformuota. Apie knygą nebesiplėsiu. Dar vienas irgi nesąmoningas veiksmas. Rašyti knygą yra žiauriai, visų pirma, nėra labai pelningas dalykas. Antras, beprotiškai daug laiko reikalaujantis. Būčiau žinojęs, kad tiek užims, turbūt būčiau atidėliojęs dar. Tai yra tikrai metai rašymo, savo savaitgalius ir savo netgi atostogas skiriant sėdėjimui prie kompo ir skaitimui. Bet tai be abejo, tai suteikia džiaugsmo. Šiuo metu 7 metus kuriu animacinį filmą, kurio ištrauką dabar jūs matote. Vadinasi After Death Before Hell. Laimiai tikrai pabaigsiu birželį, nes tiesiog baigsis pinigai. Tai privalau, nebėra jokio pasirinkimo. Valstybė patikėjo, davė pinigų, reikia pabaigti ir padaryti. Per tuos 7 metus tikrai tą filmą dabar tu žiūri kaip kažkokį svetimą, nes jis tau atrodo, tu visai kitas žmogus, kuris buvo prieš 7 metus. Tai animacinis trumpametražis filmas pareikalavęs irgi žiauriai didelių pastangų ir irgi tam tikrą prasme nesąmonė. Taip pat ką tik startavo mano su bendrais sugalvota programėlė, kur vadinasi Moodroll. Tai pasigūglinsit ir surasite apie informacijos. Irgi nesąmonė, nes darėme be fondų, be nieko ir tu darydamas išmoksi tiek daug dalykų, supranti, kad jau dabar žinau, kad dar kitaip daryčiau, bet tiesiog ir daug greičiau viską daryčiau, negu padarėm. Ir galiausiai paskutinis projektas, žurnalas, apie kurį turiu pasigirti tam, kad padaryčiau, tai žurnalas apie įvairius žaidimo formas, apie žaidimus. Tai apie jį irgi pasidalinsiu viešai ir sužinosite daugiau. Tai, ką aš čia taip probėgšmiais norėčiau apie save pasakoti ilgiau, bet aš tikrai esu tikras, kad jūs nenorėtumėte ilgiau klausyti. Kem minučių yra tiek, ką aš norėjau pasakyti. Iš tikrųjų visą laiką kartojau tą patį. Aš noriu pasakyti vieną dalyką ir kartu paprašyti jūsų štai ko. Jeigu galite sau leisti prabangą gyvenime, o jūs privalote turėti šitą prabangą, prašau daryti nesąmonės. Jūs privalote daryti nesąmonės. Nustokit būti praktiški, nustokit galvoti, kad 25 jūs jau turite būti padarę savo pirmą sėkmingą startupą, atsipalaiduokit. Ir
darykit daugiau nepraktiškų dalykų, kurie nėra naudingi, kurie nėra naudingi finansinė prasme, kurie neatneš jums būtinai šlovės, bet patys dėl savęs, nes juos darydami jūs daug ką išmoksite ir stebuklingai suprasti vieną dieną atsibudę, kad blemba, aš visai galiu iš to gyventi. Taip tikrai nutiks, bet jūs turite nenumesti to dalyko ir neįkristi tą stalčiuką, kuris visuomenėje jums numatytas, ar ne? Būti gerų vadybininkų, būti gerų postintojų, būti gerų tarnautojų ir taip toliau. Patikėkit, tai labai paprasta. Dauguma žmonių, ką aš neku, atrodo taip akivaizdu, bet dauguma žmonių įkrenta į tos stalčiukus. Ir aišku, laimėjai, kad jie įkrenta, nes visuomenė ant jų galbūt laikosi ir tada mes galim čia išsidirbinėti ir kurti nesąmonės. Bet aš noriu, kad jūs būtumėt tokie, kurie kurs tas nesąmonės. Ir aš manau, kad nesąmonės ir klaidos yra žiauriai nepakankamai įvertinamas dalykas. Tai mano viso šito prakalbos, aš galėjau ją pasakyti per 3 minutės, bet gal įtaigiau, kai parodau, kiek nesąmonių pats pridariau ir ne dėl vienos iš jų nesigaliu. Tai darykite nesąmonės ir labai ačiū, kad tiems, kurie išklausė iki galo. Dėkui, Tomui. Tai pirmiausia, gal publikos klausiu, ar turi klausimų, ten pačiam gale matau. Vienas. Labas. Turiu vieną klausimą dėl motyvacijos. Kuomet tu pasakai, kad turėjai kelis projektus, kad jau nuo pradžių žinojai, kad jam lemta žlugti, tai kokie buvo pagrindiniai motyvatoriai, kas tave motyvavo tęsti tą projektą? Visą laiką motivatorius yra vienas – išmokti. Ir aš iš to kažką išmoksiu, ar ne? Kai tu pradedi daryti dalykus ir tu žinai, kad yra įvairios priežastys gal dalykus. Aš daug darau dalykų, kurie neša pinigus, kurie uždirba pinigus ir taip toliau. Bet tie dalykai, kurie neneša pinigų, tu turi surasti kitą motivatorių. Ne? Tai vat, man motivatorius, ar aš išmokstu iš kažko noriu, ar aš praturtėjau iš to, bet praturtėjau dvasiškai arba patyrimiškai, ar ne? Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir jeigu tu matai, kad tu iš to proceso, galbūt tas MTV projektas, pavyzdžiui, ne? Jisai tęsiasi 3 metus, tai gerokai ilgiau, negu jis turėjo tęstis. Bet aš turbūt mažai iš ko gyvenime daugiau išmokau ir mažai kur turėjau daugiau džiaugsmo, nes mes kūrėm į kairę ir dešinę visus dalykus, nes pastoviai degė užpakalis, reikėjo išgyventi. Tai man to užteko kaip pagrindinio variklio. Ir kol atlyginimas nepradėjo vėluoti kelius mėnesius, tol buvau ypač entuziastingas. Po to taip supratau, kad reikia tiesiog kitur eiti. Ir tuo pačiu metu kažkaip labai gražiai ten viskas ir baiginėjos. Dar vienas klausimas. Aš iš Beatos laiką vagiu, bet gal nesupyks. Aš manau, kad bus galima atsakyti labai trumpai mano klausimą, taip tikiuosi. Kaip ten yra su tais menininkais ir jų laiko planavimu? Visur yra akcentuojama, kad net ir esant meniškais reikia labai žiūrėti į tą laiką, kaip tai pavyksta derinti ir ar tai darot? Tikrai taip, aš nelaikau savęs menininku, bet ir trumpai klausimą neatsakysiu. Bet jeigu rimtai ir jeigu trumpai, tai man pavyksta padaryti gal truputį daugiau dalykų, nei vidutiniam žmogui, nesakau, kad jie geresni ar kažką, ar kad jie daro kažką, kad aš darau kažką geriau. Todėl, kad aš žiauriai šiaip tai planuoju ir kovoju už jų laiką savo dienotvarkiai, nes šiaip viskas taip padaryta, ar ne, kad nuo gadgetų, kurias mes naudojame, iki žmonių, kurie mūsų supa darbe, kad tu pastoviai būtum trukdomas, kad tau būtų neleidžiama susikaupti, ne? Taigi yra kiek problemyčių, kiek skambučių, kiek draugų, kas nori su tavim pačiatinti dabar, kas nori pakalbėti, parašyti mailą, reikia padaryti tą ir tą. Ir jeigu tik tai pasiduodi tam tempui, tu žlugęs esi, nes tu grįši 9 val. Vakaro visiškai išgriežtas nuo darbo ir viso ko, ir duok Dieve turėsi laiko pažiūrėti ir jėgų pažiūrėti House of Cards, o gal ir iš vis nieko nebenorėsi daryti. Tai patį geriausią savo laiką aš labai rekomenduoju atsikovoti dalykams, kurie jums gyvenime iš tikrųjų žiauriai svarbus. Jūs esat labai švieži ryte, tai nuo 7 iki 9 galite sukurti labai daug gerų dalykų. Kai kurie vakare, tai irgi atitinkamai. Tai atsiprašau, kad netrumpai atsakiau, bet čia tema, kurią aš šiaip nemažai pragalvojęs esu. Tai turbūt paskutinis klausimas per viduriuką. Labą dieną, sveiki. Norėjau paklausti, kadangi jūs labai daug tokių romantinės dvasios žmogus ir daug verslų kūrėte ir turite tą dvasę vykdyti savo svajonės. Norėjau paklausti, gal kokių turit knygų, kurios jumis taip įkvėpė, tai taip drąsiai ir siekti tokių tikslų ir savo svajonių, nes ne visi gal tokie drąsūs yra ir gal kažką tokio pasiūlytumėt.
Labai sunku būtų vieną knygą paskaityti. Bet ką aš manau, kad įkvėpimai, man atrodo, toks pokalbis, aš norėčiau, kad čia būtų labiau pokalbis, kad mes padiskutuotume, dėl laiko apribojimo tai nepadarysim, bet paieškoti kartu tos tiesos, ne? Nes labai, mano tikslas šito pranešimo buvo padrasinti ir įkvėpti, ar ne? Bet tie visi dalykai, jie iš tikrųjų, aš įkvėpimus savo susirinku iš labai plataus spektro. Ta prasme, kad tai nėra tik tai, pavyzdžiui, marketingo literatūra, kurią tu perskaitai ir 7 knygą skaitydamas supranti, kad taigi čia tas pats kartojasi, tik tai kitaip sudėliota, ar ne? Bet iš kuo platesnio spektro. Tu kartais skaitai meną, skaitai apie klasikinę muziką, tu klausai klasikinės muzikos ir ten gali gimti idėjos. Tai aš pasakyčiau, nėra vienos magiškos knygos, bet tikrai jeigu įjungti žingeidumą ir kad taip, viskas šiaip jau yra įdomu, jeigu įdomu žmonės pasakoja, tada tas įsikvėpimas jis labai palengvėja.